radijo, ir laikraštis dar paskaitau. Ir vėl žinau, kad susnervavau, kai paklausiau radijo, paskaičiau laikraštį, žinau, pažiūrėk, koksai Seimūnas Brubulis nori įteisinti tokią įstatymą apie eutanaziją. Va, tai suprantate, kad kaip man baimė suėmė, eutanazija įteisinta Olandija ir Belgija. Saka, jautinai, senas žmogus pas daktarų vienas nebeina. Aš tai, kad žinau, kaip gali nudaigoti. Aš pasitinamavau, ypatingai vis tiek. Saka, labai blogai, kas turi daug turtą, neiškartų namų vartikų. Aš pamysliu, kad aš vieną tai gyvenu. Afu gali žinoti, ir paskui pamysliu, kad aš nieko labai neturiu. 2 katės turiu. Baisiai gražias katės. Gražias, mačiau aš tą katės. Vieną dar pamokytą, sesuo sako, gal ir cirką eiti su juo. Nu tai toks elemenų, kas man. Bet supranti, kaip blogai, jeigu tau labai sapės, tai kas sapės, nedėjok ir nesiskūsk. Nesakyk, kad geriau mirt, tai jau geriau mirt, negu taip kintėtų. Tai jau daktarų vaisurai dabar. Tai vaisurai dabar, pagal Bruburio įstatymų šitai. Jeigu tau liudininkai girdėję, kad tau labai, pavyzdžiui, sunku, jau labai sergi, labai soka, ir pasakysi, kad jau geriau mane pagreitintų ir gidės liudininkai, šitas galioja 5 metus. Jeigu tu susirgai, jis tada tau atima žadų, nebegali nieko pasakyti, bet gyvina nori. Taigi aišku nori. Tava jau pagal tų įstatymų jau tu, ir žinok, tava šitą. Ir jo, tai sakau,